Jeigu iškilo jums šis video, turbūt tai yra ne šiaip sau. Jisai yra įrašytas tiem, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių ieško naujos kompanijos ar naujų galimybių. Tinklinė rinkodarė būna taip, pas žmonės auga ambicijos, pas žmonės auga poreikiai ir jie tiesiog mato, kad jie išaugo jau savo batus ir juos turi pakeisti, nes tas rezultatas, kuris yra daug metų, tiesiog jų netenkina. Taigi PM International ir Fitline tai yra 30 metų rinkoje esanti kompanija, kuri ateina į Lietuvos ir daugelį Europos rinkų. Ir toks paskutinis atvejis turbūt buvo pakankamai senai, kai užėjo į Lietuvą ir turbūt daugelį Europos rinkų gigantai, kurie paskirstė tuo metu rinką ir dabar, jeigu jūs ateinate į tokią kompaniją, tiesiog tų rezultatų jūs jau neturite ir sakote, kad tinklinė rinkodara nebeveikia, kad čia niekas nebeveikia, viskas čia veikia, viskas čia yra, tiesiog, jūs atėjote ne tuo laiku į tą projektą ir kai jau rinka yra iš principo padalinta ir tenai kažką tai išrasti naujo ar uždirbti kažkokias reikšmingesnės sumas pakankamai yra sunku. PM International su unikaliu produktu Fitline, kuris į nieką daugiau nėra panašus, yra unikalus darinys. Tai yra šiuo metu, tarkime, Lietuvoje, tai primena atėjimas kaip oro įsiveržimas į vakuumą. Tai yra iš tikrųjų apyvarta, tarkim, mano komandoje, kurią su komanda pavyko pasiekti, tai yra, įsivaizduokit, 30 kartų viršina tai, ką aš stačiau 7 metus. Nei daug, nei mažai. Ne todėl, kad praeitą kompaniją kažkas tenai blogai buvo, ar kaip tiesiog, tai buvo jau senas projektas, kuriame rasti kažką naujo turbūt jau yra nebeįmanoma. Aš labai dažnai mėgstu tai palyginti kaip didelio ryklio gaudymas sodo prūdė, jo ten tiesiog nebebuvo. Taigi, jeigu jūs esate paieškose, susisiekite su manim, pasinaudokite šią galimybę, susiskambinsim, aš parodysiu savo rezultatus, parodysiu komandos rezultatus, parodysiu, kiek jūs čia galite per pakankamai trumpą laiką pasiekti, nes yra žmonių, kurie ateina per mėnesį 2-3, turi jau reikšmingas sumas. Pas mus yra ne vienas žmogus, kuris uždirba 3-4 tūkstančius eurų ir daugiau. Komandoje yra žmonių, kur čia uždirba 10 tūkstančių eurų ir daugiau ir tai yra viso labo per pirmus metus. Taigi, jeigu jūs esate ambicingas, jeigu jūs turite patirties šioje srityje, turime dar šiek tiek laiko tam, kad šoktumėte šį važiuojantį traukinį ir surastumėte turbūt tai, ko ilgai ieškojote. Arba jeigu jūs esate nusivylęs visą tinklinę industriją, patikėkit, ne industrija karta, jūs tiesiog atsiradote ne laiku ir ne vietoje. Taigi pasiskambinam, atsakysiu klausimus, pademonstruosiu, o jūs po to nuspręsite, ką su visu tuo darykite. Patikėkite, tai to verta.